Labas, noriu pranešti, kad yra atidaryta video įrašų asmeninių skaitimų registracija. Tie, kas norite užsisakyti skaitimą, susisiekit su manimi e-mailu mėnuliotaro@gmail.com. Ne komentarų, ne Facebooko žinute, per Facebooką asmeninių skaitimų neregistruosiu. Tai kas domite, susisiekit, užsakytą skaitimą gausit per vasario mėnesį. E-mailu gausit visą informaciją, kas yra reikalinga, ok? Vietų skaičius yra ribotas, todėl kad aš padarysiu tiek, kiek galiu padaryti, neišsipūsiu ar ne. Tai nelaukit, ok? Dabar žinutė mergeliai. Mergelės. Yra kažkas, ką jūs savy labai stipriai blokuojat, ko nenorit matyti, ko nenorit pripažinti. Galbūt tai yra jūsų šešėlis, galbūt tai yra jūsų neįgyvendinti kažkokie poreikiai. Ir ta nematoma jūsų mėnulio pusė, ta nematoma dalis, tas šešėlis jūs veda keliu, kur galbūt yra didelis potencialas įskaudinti save arba kitą žmogų, išduoti save arba išduoti kitą žmogų. Būkite atsargus, todėl kad tai vyksta dėl to, kad esat emociškai išsibalansavę dėl kažko. Kai kurie iš jūsų galbūt sulauksite dėmesio iš žmogaus, kuris nemoka būti ištikimas, arba iš žmogaus, kuris buvo neištikimas savo santykiai ir to neadresavo, to nesitvarkė. Ir galbūt jis ateina jūsų link, ar ne, nes mato jūsų, nes yra trauka, yra ryšys, ar ne, bet tas žmogus nėra susibalansavęs. Jis emociškai yra išsitaškęs ir toks jausmas, kad tas žmogus nežino, ko nori, jeigu atvirai. Trauka ryšys yra, bet tas žmogus nežino, ko jis nori. Kai kurie iš jūsų nutraukinėjate ryšius, darbo galimybės, situacijas, kurios yra labai nebrandžios ir kur viskas yra spontaniška, viskas yra ant šarmo kažkokio, ar ne, nėra nieko kažko ilgalaikiško. Jūs judat ta tokia stabiliu keliu, ar ne, nes jūs norit sukurti tam tikrą stabilumą. Kai kurie iš jūsų turit labai ryškiai adresuoti savo patirtas traumas praeitį ir kai kuriems iš jūsų aš tai matau kaip išdavystę ilgalaikiam santykyje arba netikėtai nutrūkusi ilgalaikį ryšį, ar ne, ir tai buvo galbūt šokiruojantis kažkoks įvykis. Būtina tai adresuoti, todėl kad ten, kur jūs einat, jūsų laukia tam tikros pamokos, kur reikės jūsų stabilumo, kur reikės jūsų sveiko požiūrio, o ne kažkokio užsitrigerinimo ir greito reagavimo į situacijas iš savo baimių pozicijos, ar ne? Labai gilu. Tikiuosi, tai buvo naudinga. Ate.